pakviesti pas senelius, močiutes, pas tėvelius, kurie sirgs, ne? Daug dievė nesirgtų. Bet jeigu, ką daryti? Tai, aišku, pakviesti kunigą, ne? Pakviesti kunigą ir koks pasiruošimas būtų, dėl tokių praktinių dalykų, tai tiesiog gali būti padėtas kryželis, puota, gali būti, ne? Kunigas pateps aliejumi, tai paskui tą vatą nusivalyti ir žvakutę. Žvakutė uždegta, o žvakutė simbolizuoja Jėzų Kristų šviesą. Paprasta. Tai. Da paskui būna dažnai, kai atsivežam kunigą, jas girdėjo, kad jį nekalbint. Kodėl jį nekalbint? Tai dėl to, kad jisai veža švenčiausią sakramentą. Iš pagarbos švenčiausiam sakramentui. Kurį veža ligonį, dėl to aš nekalbinu. Aišku, ten kokias svarbus dalykas, tai taip, bet taip, kai žinai, kunigė paskutiniu metu tokį anekdotą girdėjau. Nu ne, paskui, kad nors prie progos papasakosi. Bet jeigu sakyti, žinai, kad va, reikia į dešinę sukti, bet negali kalbėti tyliu, važiuoja tiesiai kunigas. Ne, pasakyti, čia į dešinę, netoli gyvena močiutė. Taip. Ir du sakramentai. Kunigystė ir santuoka. Tarnaujantys sakramentai. Ką apie tos sakramentus? Kas yra santuoka? Vyras ir moteris. Svarbu pabrėžti šiandieną. Jų gėrį, vaikų gimdymą. Sakramentas, kas dažnai užmirštama tarp sutuoktinių, tai irgi yra malonės vamzdys. Ir iš kurio teka, ne, pagalba, jėga. Gyvena nesusituokę, ne? Ir čia kažkas įvyko, ne, išsispardė viskas. Čia duota priesaika, ne, ir mums sunku, mes nebeturim, ne, galbūt jėgų, viskas išsisėmė. Čia yra malonės sakramentas, nutiestas, kuris gali mus stiprinti ir turi mus stiprinti. Tai kunigystė, misija kunigo būtų kokia? Tarnauti Dievui. Dievui, tarnauti, ne, bažnyčiai. Surinkti žmonių, malda, pati žmonės, ne, nešti viešpačiui. Būt maldoj ir visą tai išnešti žmonėms. Kai Jėzus pasikvietė savo mokinius, pirmiausia pasirinko juos, kad jie būtų kartu su juo. Tai pagrindinė misija būti maldoj, būti su viešpačiu. Paskui jisai, jeigu praturtina, su juo pastiprina, jisai siunčia, kad išnešti Jėzų į pasaulį. Ir dėl to kaip svarbu, seminarijų tą formaciją. Bet jeigu žvelgtume į šventuosius, svarbus tas laikas būti ilgai su viešpačiu. Apaštalas Paulius, atsivertęs, jis iš karto nevyko nešti Jėzaus Kristaus, nevyko evangelizuoti, pasakoti štai, kad Dievas padarė su manimi. Jis pasitraukė į Arabijos dykumą ir tenajus 3 metus prabūna dykumoje, kad suderintų savo dažnius su šventosios dvasios dažniais. Tai vėl, kad būtų ilgai su Jėzumi ir paskui galėtų siųsti. Tai būtų trumpai netarnauti viešpačiu, bet nešti Jėzų. Tai va, visi sakramentai, ne, kažkaip praleidom. Gerai, keletais tekstelių ir užbaigęs. Taip? Ką atnešė Jėzus? Jei neatnešė pasaulio